Klausėt, ką valgau. Šiandien sužinosim, ką valgau. Pora buvo, tai yra komentarų. Būtinai įkelk video, ką valgai. Būtinai parodyk, ką valgai. Kiek kalorijų valgai. Kiek kalorijų. Tai yra aš valgau, jūs visi žinot. Bet užtat, ką valgau, niekas nežino. Tai prieš pradedant gaminti, aš iš karto tokį disclaimerį, tokį warningą, kad mano maistas tikrai neatrodo patraukliai, o labiau atrodo kaip kiaulių jovalas. Žinot, kaime, kurie gyvena žmonės, kai jie neša kiauliam jovalą, jie viską tiesiog nusumeta. Tai pas mane va tokiu principu yra maisto gamyba, nes aš gaminti ne tik, kad nemėgstu, bet ir nemoku. Tai va. Tai viską esam pasiruošę. Pradedam nuo ultimate patiekalo, tai yra kiaušiniai. O tai nebauni kiaušiniai? Ne. Pas mane social media yra tikrovė. Aš rodau realybę. Ir tokia maisto realybė. Nu. Aš taip valgau kaip šuo kiekvieną dieną. Ir man nei šilta, nei šalta, kaip atrodo. 7 kiaušiniai į trasą ir čia ant kato. Ant bulko 10. Tai va, visą laiką greitesnė ugnis turi būti, nes aš neturiu laiko laukti. Visą laiką alkis žiaurus. Tai man reikia kuo greičiau, kad būtų. Bet va, mano patiekalas susidaro iš kiaušinių, duonos proteininės ir pupelių. Ten, kol kepa, man turi būti ten kieta, vienu žodžiu, viskas. Tai dar matau, kad ne. Tai va, aš tiesiog pasiemu svarstyklės, padarau TR 0 ir tada... Šiaip padažas nesiskaito iš tikrųjų, bet šį kartą skaitysim. 100. Tai tik 2 prieskoniai. Pipirai. Ir druskiava. Čia tiek pipirų, kad aš nematęs. Nu va, ir dabar, kai padarau taip, aš tada paimu į 4 dalis. Perfekt iškepimas. Op. 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 Ir kai jūs galvojat, kad o jau čia bus perkepę, aš iškart apsukęs išjungiu ugnį. Pupelės per tą laiką irgi pasvėriau ir šitos duonos 2 gabaliukai. Vienas gabaliukas 5 gramų, tai iš viso 5 gramų irgi pasiskaičiavęs esu viską. Tai va tiesiog va taip. Dažnai skrūdinu, bet šiandien ne. Ir net neduodu kiaušiniam ilgiau būti, tiesiog va truputį apvertęs palaikiau ir dedu. Tai va, 7 kiaušiniai, 100 gramų pupelių ir 2 riekelės proteininės duonos grūdėtos. Ir šitam patiekalė yra lygiai 792 kalorijos, 5-6 gramai baltymų, kem 1 gramas angliavandenių ir kem 2 gramai riebalų. Ir va, aš visiškai nejuokaujant būtent tai valgau kiaušinius jau daugybę metų, tūkstančius kiaušinių per metus suvalgau ir man... Čia yra ultimate maistas. Greit pagamini, skanu ir galima dar skaniai gamintis, bet aš to nedarau, nes man ir taip gerai, tai važiuojam prie kito. Kiek sakai čia kalorijų? Beveik 791, bet 800 realiai. Gal paliko pataisymą. Nematė kadrai. Galvojam. Ok, antras patiekalas, pagrindinis, masės augintojas, pagrindinis patiekalas, kuris padeda išgyventi, kai katinu, nes man čia yra tiesiog žiauriai skanu, žiauriai sotu. Tai bus jautiena, kaip burytai, kaip tortilė, vienu žodžiu, aš pusę suvinioju ir pusę tiesiog paprastai suvalgau. Tai čia iš viso bus 400 gramų mėsos, 200 gramų pupelių, apie 900 gramų kukurūzų, 5 gramų šito padažo, porą pomidorų. Pomidorai yra vienintelis dalykas, ko neskaičiuoju visoje dienoje, tai pomidorai, nes tik kelis dedu. Ir 2 tortilės. Nu ir aišku, monsteriukę visą laiką stipinam, kai valgom. Truputį aliejaus. O tiek. Nes buvo man duota informacija, kad šitą mėsą iš savęs turi riebalų, tai aliejaus daug nereikia. Iškart nieko nelaukiu, įmetu taip, iškart šitą iš šiukšliadėžės. Šitas patiekalas yra jaučiu vienas greičiausių, kurį padarau.
Ai ne, šiaip realiai tai trečias pagal greitumą, nes kiaušiniai yra antroji vietoj, paskutinis mylas bus pirmojo, o čia toksai trečiojo, bet irgi greitai. Čia nieko nereikia pjaustyti, nereikia išdarinėti, kai vištienos ten... Čia tiesiog ramiai va susimeti. Ir kol man va čia kukina, aš pasipjaustau pomidoriuką. Ir pomidorus turiu tik labai gerą dieną, kai būnu neužmiršęs jų nusipirkti. Pomidorų niekados neplaunu, nes man tiesiog patinka nučiupinėti pomidorai. Gerosios bakterijos, žinot? Nu tikriausiai labai senai mačiau, kai babutė maisto nučiupinėja Maksimai. Gal jeigu pamatyčiau, tai vėl pradėčiau plaut, bet kadangi seniai mačiau, širdies neskauda, tai ir va. Ir susipjaustau bele kaip. Kaip peilis įpjauna, taip. Čia gal ir labai taip pat depresingai atrodo maisto gaminimas mano, bet su vat šlakeliu juoko, ironijos ir lengva pašaipa mes galime išgyventi šitą tokį vat procesą, pasijuokti iš savęs ir toliau sėkmingai katinti. Tai va, viskas paruošta, čia atidarom. Easy. Ir va, ir čia bus įsverimai. Ir kas sakot, kad maistą sverti sunku, tai aš jums parodysiu, ant kiek iš tikrųjų yra lengva. Pirmą truputį bandau apkepti, bet dažnai pasitaiko, kad ir tokį pusiau žalią valgau, nes labai kartais tingiu laukti. Tai žinot, pradedu valgyti ir taip jaučiu kaip guma, kad va tokie garsai. Tai kartais ir taip pasitaiko, bet dabar pabandysiu bent jau kažkiek kantrybės turėti, kai filmuoju ir normaliai išsikėp. Prieskoniukai va, chili con carne. Pagrindiniai prieskoniai, kuriuos naudoju ir dar tikrai neatsibodo. O iš jau taip valgau kokius, nežinau, 8 mėnesius. Tai va, kai truputį apkepa, nu ne truputį, bet kai jau matau plius minus, aš va taip padarau. Cak. Kažkur vat pusę atmatuoju ir gerai. Ir iš karto dedu visą laiką padažą. Ir dabar prasideda svėrimai. 50 gramų. 50 gramų aš galiu tiesiog iš akies atmesti. Dabar iš pirmą kartą, jeigu 5 gramų atitaikau, ant šito viduosi, kad turi būti 100 laikų. Sudedu šitą ir tada padarau tokį pirmąjį maišymą. Nu va. Išmaišau ir tada nieko nelaukiant dedu visus kitus. Tai ras, pupelės. Čia turi būti 200. Likę. Devym. Gerai. 109. Reikia 8 gramų, va, yra. Ir kukurūzai. Aš tiesiog čia kažkaip įpratęs 9 dėt, bet jeigu, nu, apie 900. Nu va, 9. Jokių sūrio ant kato, jokių pribumbasų daugiau ant kato. Tiesiog, va taip pat. Mano jovalas. Ir dabar kepimas visiškai priklauso nuo kantrybės. Jeigu turiu kažką apsitvarkyti iki to laiko, tai apsitvarkau ir tada valgau. Jeigu ne, tai tiesiog vos neiškart būna kartais valgau. Tai va. Tai jeigu būtų bulkas, tai aš visą šitą jautieną suvalgyčiau su šitom tortilijom, su vrepais mano. Bet kadangi katas ir aš viską apskaičiavęs, tai bus tik tais 2. Tai kaip aš valgau, aš tiesiog viską palieku keptuvėj. Pasiemu savo šaukšteką ir va taip, pasikraunu. Dažniausiai tai būna per daug, bet kadangi žiauriai alkanas, tai aš bandau kuo daugiau susikrauti. Jautienos vrepai ir šitą mylą valgau arba per vieną kartą, arba per 2. Geriausia, aišku, per 2 įskaidyt, kai galiu, bet kai jau labai alkanas, tai viską susileidžia. Tai šito mylo kalorijos yra 1174 kalorijos, iš kurių yra 97 gramai baltymų, 89 gramai angliavandenių ir 46 gramai riebalų. Tai va, toksai galingas pagrindinis dienos mylas, skaniausias ir mylas, kurio labai labai laukiu. Tai aš kadangi net susukti nemoku, tai pas mane yra va sistema tokia. Op.
op. Ir tada opa. Oi. Paskutinis mealas of the day is jogurtukas su proteininiu sūreliu ir medum. Tai realiai toj parodau kombinaciją. Čia irgi gaminimo būdas bus truputį crazy kai kuriem, bet man visiškai nerūpi. Aš rodau, kaip yra realybė, hebrytė. Tai aš tiesiog pasiemu. Aš šiaip šito patiekalo variacijų labai daug esu valgęs. Labai daug. Bet būtent dabartinė yra tokia nuobodi, su daug baltymų ir visai įmanoma nuryti, kaip sakoma. Yra sūrelis proteininis. Ir aš jį paimu. Ir Tai aš iškart galiu duoti tipsą, tai tu gali jį tiesiog sutraškyti maišelį, gal dar yra. tai čia iš jo košė paliks tada. Tiesiog susitraukti. Va. Ir vat nedidelis šaukštelį medaus. Realiai vienas šitas arbatinis šaukštelis. Aš jo nesveriu kiekvieną kartą, bet tiesiog pasitikiu savo akim. Pasitikiu, kad tikrai įdedu vieną šaukštelį. Tai va taip atrodo last meal. Graikiškas jogurtas su šokoladiniu proteininiu sūreliu ir vieno arbatinio šaukštelio medaus. Daugam neskanu, man skanu, taip vidutiniškai, bet visą laiką valgau jį paskutinį, vakare arba visiškai prieš miegą, kaip sukrenta. Ir šitame myle yra 463 kalorijos, iš kurių yra 46 gramai baltymų, 24 gramai angliavandenių ir 21 gramas riebalų. Iš viso dienos kalorijos yra 2429 iš šitų mylų ir dar 7 kalorijų sudaro kažkur migdolų pienas, su kurio geriu kavą. Bet aš jo tiesiog čia neįtraukiu, nes kadangi šiandien nerodau, kaip kavą gaminuos, tai todėl ir neįtraukiu. Tai va, lygiai tiek. Ir esmė tame, kad būna, aš juk kartais pakeičiu tipo kiaušinius į proteinų batonėlius, kai nebūna laiko, kai tenka greit iš namų išeit. Tai aišku, ne į vieną keičiu, bet į kokius 2, 3 ir ten apytiksliai tiek pat kalorijų gaunasi. Būna kartais šitą mylą pakeičiu į tokio džiugo sūrio, tokios sūrio kamoliukus, kurie ten lygtais neseniai atsirado, bet juose yra 100 gramų, yra 8 gramų baltymo, aš ten neįsivaizduoju, kiek ten tiesa, kiek ne, bet tikiuosi ant etikečių nemeluoja ir jie tokie visai skanūs, nes man sūris patinka, tai aš mėgstu ir kartais juos valgyti vietoj jogurtų ir taip labai smagiai ir lėtai snekinti vakare, bet jo. Tai va, aš taip valgau tos 2500 kalorijų, kas prašė, va prašau jums video. Jeigu toks video patiko, yra idėja jau ką dar pakukint, tokio kalėjimo tipo mylo. Tai jeigu tikrai norit, galit laiką užmest ir aš tai priimsiu kaip ženklą ir greitai paserviruosiu jums kitą tokį jau labai linksmą ir labai tokį intriguojantį kepinį. Tai va, viso chebra.